on the finger like electricity. Nesuprantu, kas čia vyksta dangui. Taip juokingai suviniota siuntinio, tai yra batų, dar nebuvau gavus. Iš Depop užsisakiau batus ir štai kaip jie suvinioti atkeliavo. Prikolas. Na ką tik baigiau rašyti savo dėkingumo, savo laimės, kaip aš vadinu, dienoraštį. Čia yra tokia knygutė užrašinė, juokis ir pasaulis juoksis kartu su tavimi. Ir kažkaip tai, kartais, kai darau tas užduotis, kokias tenai tų visų mentorių, visokių, tų, kur įkvepia, ne, žmonių, ir jie sako, ką kaip daryti, ir labai dažniausiai, ką pataria visi, tai, kad reikia vesti savo dėkingumo dienoraštį. Ir atrodydavo, nu ką čia vesti, taigi ir taip aš šiandien ir dėkinga, ir žinau, ir nėra ką. Bet jau va nuo vasaros pradžių, nuo vasaros galo, jau nuo vasaros vidurio, pradėjau rašyti aš tą dienoraštį, kiekvieną vakarą po kelias minutės atsisėdus ir vis pagalvoja, ne, už ką tu dėkinga šiandien, už ką aplamai dėkinga, kai pradedi vesti, nu, kai tik pradedi rašyti dėkingumą, tai iš viso, už viską rašai ir nesvarbu, kokius ten dalykiukus, kad ir stogas virš galvos, o net jau tokie įprasti mums dalykai, už ką ten dėkojam, ar ten už artimuosius, ar už sveikatą, kad pabudai ryte, bet ir už tokias smulkmenas, kad, va, pavyzdžiui, skaitau knygą, o dėkinga, kad galiu skaityti, dėkinga, kad elektrą turiu, ne? Ir vertinti tai, ką turi, vat, tą minutę, tą akimirką. Žvakę užsidegu, man jau čia, vat, kai rašau, va, galiu žvakę užsidegti savo pagamintą, ne, arba ten šiaip, va, nusipirktą, kvepiančią. Ir tokios, vat, smulkmenos, ir kai tu pradedi rašyti, įsigyvena jos taip į tave. Pavyzdžiui, dabar aš pasiemu knygą ir pajuntu tą kaifą. Šiuo metu tą darant, aš pajaučiu tą kaifą, kad va, aš dabar tą malonumą, ką turiu, ką galiu, tą dėkingumą jau dabar jaučiu. Arba einu į lovą gulti. Va, aš turiu lovą, net ten rašydavau anksčiau, turiu lovą, turiu gražią patalynę, galiu miegot minkštai. Dabar jau tik tai einant gulti, jau atsigulus, iš karto apima ne tas, kad automatas, va, jei atsiguliai, va, nuėjai į darbą, va, padaryti, va, atsigeriai kavos, ne automatiškai. Atrodo, tos dienos kaip ir nepasikeičia, bet tas požiūris, kai tu vis rašai, ir tie smulkus dalykiukai dabar pasistebi. Vat sėdžiu dabar, pasiėmiau knygą, o galiu skaityti, parašiau dabar, o galiu dalintis, turiu internetą, turiu beribį internetą, turiu telefoną, turiu draugų, turiu žiūrovų, kurie žiūri. Viską tu va, tą vertini, ką turi, ir toks kaifas tiesiog va, sėdi ir tą akimirką tu jauti, kad gyveni, tu va, jauti, kad tom smulkmenom atrodo, gi čia nieko, ne? Ir jos
nei pinigų nereikalauja nieko, va tavo diena eina kaip ėjus, bet tu atkreipi dalykus į tuos smulkius atrodytų dalykus ir tokia palaima, toks džiaugsmas atima. Va taip. Tai tiesiog norėjau parekomenduoti, kad atrodytų ir kvaila iš pradžių, kad atrodytų ir nėra to laiko, ne? Bet 1 minutę, 2 minutės, vakare prieš miegą, paimkite ir padarykite va tokį, kad ir ant lapuko, paskui gal norėsite kokią knygutę gražiai, gal norėsite ant kokio sąsiuvinio atskirai, bet nors ant lapuko, po minutę, po 2, kiekvieną vakarą paimkite ir užrašykite. Jeigu smulkiai, kad ne per daug būtų, gerai susigalvokit, už ką aš dėkinga šiandien ar dėkingas už 3 dalykus per dieną. Ir tą parašykit. Ir pamatysite, kaip pradėsite jau kasdienybei, paprastoj dienoj pastebėti tuos smulkius dalykiukus, už ką jūs esate dėkingas, ką jūs turite. Ir žinokit, daug fainiau, daug geriau. Ir dabar anksčiau eiti darbą, oi ne fainai, ai čia tą daryti, oi čia vaikai rėkauja, oi čia valgyti reikia daryti. O dabar ta diena atrodo, jo būna ir pabumbėjimų, būna ir blogų dienų, visko būna. Bet tiek daug tų smulkių, tų tokių fainų dalykiukų tavo gyvenime ir tavo toj dienoj, taip gera. Tai tiesiog tiek. Norėjau trumpam pasidalinti savo tokiais pamastymais ir parekomenduoti iš tikrųjų pasidaryti savo, kaip aš vadinu, laimės dienoraštį, nes aš kaip paskaitau ten ir būna, kad, man iš karto pralinksmėjo, aš laimingesnė, kiti rašo čia arba vadina dėkingumo dienoraštį, tai vien tik dėkingumą arba ką turi rašyti. O aš čia visą savo pozityvą, pavyzdžiui, parašau, kokius filmus man patinka žiūrėti, arba kokius dėkinga, kad esu pamačius, arba kokius parekomenduočiau kažkam, knygas, kokias man malonu buvo perskaityti, arba kokios padarė man didelį įspūdį. Tokius smulkius visokius kasdieninius dalykėlius susirašai, po to atsisėdi, kad ar kai būna liūdna, ar kai būna, kad ir geras šiaip ir ryte dar pasiskaitau. Bet tiesiog, kada tau reikia, tu atsiverti tą savo laimės dienoraštį arba dėkingumo dienoraštį ir paskaitai ir tau geriau. Tai va, tiesiog tokia nuo manęs rekomendacija trumpa. Užsivedžiau. Na ką aš veikiu? Buvau ASMR lietuviškai paskelbus konkursą, kuriame, sugrįžtuvių proga, kuriame visi komentuojantis iki sekančio mano video gali dalyvauti loterijoje ir laimėti ten mano tų papuošaliukų, kuriuos rodžiau per ASMR video. Tai dabar surašiau visus komentatorius ant lapukų. Štai sulankstau ir eisim ištraukti laimėtoją. Tai pas mane ASMR lietuviškai šortuose, aišku, Facebook'e bus paskelbta, kas laimėjo, man turės parašyti savo adresą ir išsiųsiu 3 prizus 3 skirtingiam žmonėm. Visai fainai, kai kalbėjau, tai sakau, oi, nieks nedalyvaus, gal koks vienas kitas. Žiūriu, kad jo, normaliai. Prisirinko norinčių dalyvauti, pakomentuojančių. Labai smagu. Na ką, ir praėjo mano 4 laisvos dienos. Ir galvoju, jėtus, per 4 dienas, ką aš nuveikiau, bet kodėl aš jaučiuosi taip gerai, taip pilnai. Ir atrodo, niekur nejau. Niekur ten nevažiavau, nevaikščiau per daug. Sėdėjau namie, bet jaučiuosi taip gerai. Tiek daug pasisėmus, pasipildžius, pailsėjus. Ir po to galvoju, kas čia buvo. Pradedu analizuoti, žiūrėti, kas čia man taip patiko, kad vėl kitas išeigines pakartočiau. Ir ką aš supratau. Klausiau kiekvieną dieną po kelis kartus meditacijų,
manifestavau, skaičiau knygas, klausiau kursus, klausiau paskaitas ir aš žiūriu taip gerai, taip man šitas padėjo. Žodžiu, ką noriu pasakyti, kad supratau tokį dalyką. Kai būna kur nors skubi, darai tą, dar turi padaryti, dar tą padaryti ir atrodo tiek visko darai, bet tokio pasitenkinimo nejauti. O paimi ir save palepini. Tai, ką nori padaryti, padarai. Nori knygą paskaityti, paskaitai, nori kokius kursus paklausyti, paklausai. Žodžiu, ten ne dėl vaikų, ne dėl vyro bėgi, lėki darai, aplink juos šokinėjai, o paimi ir savo duodi laiko. Ir žinokit, koks pasitenkinimas, kokia palaima. Kaip gera iš tikrųjų. Tai ką noriu pasakyti moterims, aš draugų daug turiu, su kuriomis kalbu ir būna tikrai, kurios viskom nepatenkintos. Vyras nepatenkintas su vyru, nepatenkinta, pykstasi, barasi, veiklos neturi, laiko neturi, nieko neranda, mažai uždirba ir vien tik tai piktumai ir kuo toliau atrodo, tuo vis blogiau ir dar blogiau ir dar blogiau. Ir ką pastebėjau ir ką savo draugiam dabar patariu, sakau, Agirdi, nurimsti ir bent jau išmok 1 minutę per dieną pajusti, kad tu dabar esi laiminga. Tai kaip tai veikia? Pavyzdžiui, jūs ką nors valgote skanaus, geriate kavą, paprastą rytinę kavą, apsikabini tą šiltą puodelį, garuoja jisai, žiūri dangų, ar ten iš žvakės liepsna, jeigu vakare ar ką ten. Tu tą minutę, 1 minutę per dieną pradžiai, pajusk tą, kad tu esi čia ir dabar, niekur tu ten tavo galva neskraido, mintis neskraido apie kažkokius reikalus ar ką, o tiesiog mėgaujasi šią akimirką, mėgaujasi tuo malonumu, ką tu dabar savo duodi. Ir žinokit, tai nėra taip lengva. Atrodo, jėtus, kas ta 1 minutė, ne? Bet man žinot, kaip būdavo pradžiai. Gale dienos neturėjau minutę savo to pajautimo. O jėtus 1 minutę ir taip pamirždavau savo pajusti, kas tai yra, kad aš čia ir dabar, aš ten kavą geriu. Tai žodžiu, dabar visada jau ne 1 savaitė, ne 1 mėnuo pas mane yra tas, jau net ne minutė, aš dabar net eidama į darbą, anksčiau aš nemėgdavau darbo, jau paskutiniu metu ir sakiau, išeisiu tuoj greitai, dabar sakau, dar truputį pabūsiu, nes pasikeitė manyje tas visas mąstymas ir dabar man faina nueiti į darbą, man faina pamatyti žmonės, man faina, kad aš dirbu ir man sako, oi, kaip tu gerai dirbi, ten greitai, ar kaip tu gerai susitvarkai su tuo. Ir galvoju, jo, aš jau sakiau, išeisiu. Ir jau kiti ten paklausė, Evelina, jau tu išeini? Dar truputį pabūsiu, dar truputį. Nes man patinka daryti tai, ką darau. Patinka būti namie, patinka būti darbe, patinka indus plaut. Ar jūs galite to patikėti? Ką darau, aš jaučiu kaifą nuo to darimo. Nežinau, kaip taip atsitiko, iš tikrųjų atrodo nieko išoriai nepasikeitė, viskas tas pats, bet kaip ir sakiau, kaip minėjau prieš tai, kad tiesiog tavo galvoje, tu jauti tą skirtumą tiesiog savo galvoje, nes tu, atsikėliau, nieko neskauda, einu kavos, žiūriu, sakau, į dangų man patinka, į žalumą žiūrėti, einu pasivaikščioti rytais vakarais ir taip faina, toks kaifas, kad tu gyveni. Labai noriu visoms palinkėti irgi pajusti tą gyvenimo kaifą, blemba, metai eina, laikas eina, to laiko jau kas buvo net suksi. Yra dabar, turim, dabar, šią akimirką, gal toj kokią plytą iš dangaus užkris. Nežinom nieko, bet šiuo metu mes turim ir nereikia laukti, kad, oi, būsiu laiminga, būsiu ten džiaugsminga ir ten kitokią pasikeisiu, kai bus tas ir tas, kai būsiu ten tiek uždirbsiu, kai turėsiu antrą pusę, kai vaikai užaugs, tada aš ten atsipūsiu. Ne, dabar daryk ir pajusk savo tą, kad tu esi moteris, arba vyras čia ir vyram tinka, bet kad tu esi šioje akimirkoje, tu esi dabar, tu gyveni dabar, šita yra akimirka ir tu pajausk malonumą, kad tu matai, tu girdi, tu skaitai. Nežinau net kaip dar paaiškinti, nes dabar mano galvoje pilna ten tokio euforijos, tai kai viskas aprims, tikriausiai
normaliau jums viską papasakosiu, pakalbėsiu ir jau sudėliotais taip į stalčiukus surušiuotom tom savo mintim ir idėjom pasidalinsiu. Kol kas tai viskas kunkuliuoja, esu kažkokioje euforijoje. Žinot, net nereikia įsimylėti. Sako, įsimylį, tada ten tos chemijos pradeda veikti ir tu tokia skraidai ant drugelio, ne? Tai man net nereikia įsimylėti, aš jau dabar nežinau kiek laiko esu toj euforijoje, toj palaimoje, toj pilnatvėj ir skraidau su tais drugeliais ir mano pilve skraido tie drugeliai ir nežinau. Aišku, būna visko. Va, ir vakar vakare vaikai išėjo žiūrėti fejerverkų, negrįžo ilgai, skambinu sūnui, telefonas išjungtas ir nervai, ir kur, gal kas atsitiko, gal tie fejerverkai ten kur pataikė, ar ką. Visada to jaudulio, visada tų nervų, ar kažko būna, atsiranda. Bet save nuramini, gyveni toliau, mastai toliau, protingai, nepasiduodi tai panikai, lakstyt. Ir viskas praeina ir žiūri, kad jo prisigalvoji tų dalykų tokių, kur, tiesiog būna. Ir jeigu, aišku, labai liūdna, būna ir paliūdžiu, ir paverkiu, ir išsiverkiu, ir išsirekiu. Ir išleidžiu savo emocijas ir toliau vėl savo būnu. Žodžiu, ką norėjau pasakyti, tai tiesiog, kad stebėkit save, dažniau eikit prie veidrodžio, pasakykit savo komplimentų, gerdamos kavą, arbatą, ar ten, ką jūs geriat iš ryto, ten vitaminus, ar ką, mėgaukitės tą akimirką, darydamos kažkokį darbą, irgi mėgaukitės, kad va darau, va galiu daryti. Tokią kaip meditaciją savo pasidarykit ir pamatysit, kaip vat nuo tokių mažų žingsniukų viskas ima keistis. Ir dar prie to pačio norėčiau jums pasiūlyti, pastebėti, pasekti Agne Der arba Agnuelos podcastus YouTube'ai, arba susirasti kažką savo tinkamo, kažkokį vedlį, kažkokį tokį žmogų, kuris jumis įkvepia kažkuom ir jį pastebėti, imti iš jo pavyzdį, kad irgi pasisemtumėte to šviesesnio požiūrio į viską ir po to galit pasirinkti ar kokių kursų, ar ką. Ir šiaip moterim manau, kad reikia tokių laiko savo, minučių savo ir tada juk, kai mes laimingos, tai ir aplink mus visi laimingi, kai mes su šypsena ten namie vaikštom, viską darom, tai ir vyrai laimingesni, ir vaikai laimingesni, o kai mes surūgusios, tai ir aplinkui visi surūgę. Tai va, žodžiu, noriu palinkėti mylėti save, bent jau bandyti tuo mažų žingsniukus dėlioti kiekvieną dieną. Ir ką, šiam kartui tiek, einu ruoštis darbui, dabar 4 dienas dirbsiu, tai susitiksim vėliau, dabar eisiu kelti šį vlogiuką, ką tenai pafilmavau, ką čia pakalbėjau ir ką susitiksim jau greitai kitose video, tikiuosi. Taigi, ačiū Jums ir iki.